Labadiena, gerbėmieji žiūrovai. Šiandien mes su jumis Mažeikiuose, kur netrukus Mažeikių stadione pradžiai vyresni. Ten dešiniame krašte gali būti pavojinga situacija. Perdavimas Milis Urbonas. Buvo berosi rikošetas, bet ten kamuolys lieka. Pasiekiamam B smūgis kairė koja ir labai pavojinga situacija. Bet teisėjas leidžia tęsti rungtynes, bet to dar ir atmosfera valdė kamuolį, o dabar jau kontrataka ir ji gali būti labai pavojinga. Prie baudos aikštelės smūgis ir pirmasis įvartis. Pirmasis įvartis šios dienos rungtynėse. Hegelman B žaidžia labai drąsiai. Kartais paspaudžia takoje pušybė. Geras perdavimas ir Beka. Vėl Beka Pilipanis, smūgis atremė jį. Visai atmosferos ekipai kol kas nepavyksta pasiekti, o čia klysta gynyboje Hegelmanai ir tas pats mano minėtas Donaldas Manukinas Ogundu kamuolį siunčia jau į tuščius vartus. Iš ties apmaudi, turbūt apmaudus turėtų būti įvartis, jeigu reikėtų išlyti atmosferos žaidėją, kuriam buvo. O čia baudinys, pataikė į kamuolį. Rezultatas apmadurėjimas. Tikslus Sesimo Oho smūgis ir atmosfera įsiveržė į priekį. Pelnė įvartį, kas be ko. Čia dabar atakuoja jau Hegelmanai. Jonaičio smūgis vėl nuo baudos aikštelės. Jau prie baudos aikštelės gerai apsisuka Jankauskas, smūgis dešinė koja ir visai nedaug trūko Jurgiui, kad reikia pasakyti, kad antrajame kėlinyje, ypač antroje pusėje, vis tik tai atmosfera jau žaidžia kur kas geriau. Dabar pavojinga situacija, bet Egidijui Grickui neaištė įmest kamuolį įgyja teisę Mažeikių atmosferą, bet to daryti nereikia, nes aidi finalinis rungtynių teisėjo švilpukas, skelbiantis, kad atmosfera pasiekė nelengva, tačiau revanšą vis tik